Nenurūkas, tai žinokit, kiša koją konkrečiai, nes nematai vietom, kur važiuot. Negali normaliai važiuot, nes nusivalai stikliuką, jau ką darysi, valai pirštinę stikliuką, tai nėra jau geriausias sprendimas, bet žiauro koga, nes matomumas 20 metrų. Ir tai čia, aš nežinau, optimistiškai žiūrint, stikliukas visas vandenį. Challenge. Aišku, gražu tas rūkas, įdomu. Bet matomumui ne fantastika tikrai. Čia labai gerai tinka pasakymas, prieš gamtą nepakovosi, nes čia jau kuris laikas mes dar prisivyjam, apsilenkiam irgi kitą grupelę, nemenčinėmis ten pasivyjam, tai čia ne tiek daug. Irgi, aš kaip suprantu, tą patį reikalą važiuoja. Ir va, dabar per tą rūką važiuojam draugiškai penkiese, nes, čia šiaip labai smagus keliukas, važiuoju, aš jų pažįstu tą keliuką, bet matomumo visiškai nėra, tai neprisijokausi. Bet crazy, ta prasme, aš tokio rūko nematęs, aš nežinau kiek metų. Reikalai. Nes vapšė nieko. Ta prasme, kur pažiūrim. Viskas vandenį, ta prasme, panašiai kaip Lietuvai važiuotum. Gulintį mentą pamatai 5 metrai iki šuolio. Neįtikėtina, tikrai. Bet žavesys. Bet to žavesio, tikiuosi, kitas epizodas bus, kai jau nebebus rūko, nes žiauriai. Sustojom prie Medininkų pilies, nes toks rūkas, viską pasižiūrė. Ir draugas prisistatė. Labas, draugas. Draugiškas, fainas. Šiaip apelas visiškai yra per asfaltą, bet mes galvom, gal biškį suras žvyrkelio, nes gaunas mums reikia tiesiai, ten žvyrkelis, biškį tokį ratuką gaunas daryt, tai galvom važiuot žvyrkeliu. Žodžiu, mes sugalvojom biškį arčiau Lietuvos pasienio pravažiuoti, nes vienoje vietoje nėra išasfaltuota, kaip matot. Ir jeigu važiuoti to perimetru, gaunasi reikia važiuoti tokį arčiau miesto, pavadinkim, ir po to vėl grįžti į trasą. Tai mes pagalvojom, kadangi jau užsiemam challenge'ais, tai varyt biškį žvyrkeliu, kad išlaikyti tą idėją, kad važiuojam perimetru. O šiaip jau nuvažiuota 115 km.
Rūkas jau po biškį mažėja, tai labai tikisi, kad išvažiavus iš Žvyrkelio bus šaunus asfaltas ir tada tiesiai į tą Lietuvos apendicitą, Dieveniškės, ar kaip ten pavadinti. Tai va, tiek, judam. Kas įdomiausia, bet ten gal matysis, yra postas ir pasienietis sustabdė, sako, kur važiuojat, ką čia darot, dokumentą parodykit. Taip keistokai, bet va įdomu, nes važiuojam kažkur tais, nes čia blemba, čia realiai į vieną, į kitą pusę jau matai užsienį ir tą net nedraugišką užsienį. Žodžiu, atvažiavom į Dieveniškių alaušą ir toks linksmas bairis, neasfaltuotos degalinės, nežinau, jau senai nemačiau. Bandysim kuro pasipildyti. Aš irgi, manau, reikia čia kažkaip išmokti kaip. Nu ką, šiek tiek kuro pasipildžiau, nes maža ką, aišku, čia pažiūrėjau po to pagal žemėlapį būtume datraukę, bet labai gera kaina, čia gal tiesiai iš Baltarusijos atbėga jisai, tai gali pigiau pardavinėti. Tai žodžiu, dabar važiavimas į Varėną gaunasi, nes įdomiausias dalykas tas, kad palei pasienį gaunasi per Čepkelių raistą. Jeigu arčiausiai sienos Lietuvos, bet per Čepkelių raistą nėra kelių ten. Tai gausis tokiais Varėna, po to bus Druskininkai, Veisiejai ir po to visokius tenais miestelius. Taip. Šiaip jau nuvažiuota 102 kilometrai, tai galima drąsiai teigti, kad 10% jau įveikta. Tai aišku, bus smagiau, kai bus jau ten pem-šiam, nes tada matysis realus vaizdas, bet pradžia ilgas linksma. Aišku, tas rūkas, tai, davė žinot, šiaip tokį išbandymą, bet ir įdomybė. Tai ką, važiuojam. Šiaip važiuojant iš tų Dieveniškių, tai visai nieko, visai fainas keliukas. Visai šiaip rekomenduotume šiaip pasidaryti tokį pavažiavimą į tą Lietuvos apendicitą. Visai įdomu, tai užkardą važiuoti įdomu. Ir kitas įdomus dalykas, kad gali pabūt labai arti užsienio, nes pasimatys, kur yra nedraugiškas užsienis ir kur mes. Nes Lietuvoj už tos spekuliuotos vilos ne Lietuva. Taip. Ganėtinai tikrai nežinau arčiau esančio kelio nedraugiškos valstybės sienos. Taip atrodo užkarda. Šiaip įdomus dalykas. Iš Lietuvos į Lietuvą užkarda.
Nu gerai, kad bent jau nestabdo ir į vieną ir į kitą pusę. Jau sako, šitie aiškus. Tai va, užkarda iš Lietuvos į Lietuvą. Nu, tokio dalyko irgi nebuvo susidūręs. Tai tas APL-as šiaip visai smagu, nes man tokių aspektų, kur nu tikrai kiekvieną dieną nesusiduri. O jau kiek po per pirmus 200 kilometrų. Nu va, pravažiavom Varėną. Dabar, kaip suprantu, važiuojam iki senosios Varėnos ir tada į Druskininkus. Pro Druskininkus, tada Veisiejus, tada Lazdijus ir pradėsim kilti. Mes jau būsim visą apačią Lietuvos paėmę. O šiaip tai va, Šlindos upytė. Jau apie rūką kaip nebūta. Jau pradeda daryti šiltą. Jau reikės išsimti striukas prašiltinimą. Nes jeigu sušilt ir saulytę, bus ne kažką, kas miegučio noras po biškį ateina. Buvo, kad visai nesinorėjo, o dabar tai jau taip būtų taip neblogai, bet dar tas mintis ėjų į šoną. Nuvažiuota jau virš 2 kilometrų, tai kiek čia procentais, nieko gero tam. Nu, jau toks rimtesnis milestone'as bus 500. Bet aš jau kažkaip jau matau, kad bus reikalų. Nu, bet biški po biški, gal kažkur skaniai rasim pavalgyt, jėgų atgauti ir viskas bus gerai. Nu, pakol kas važiavimas vyksta sklandžiai. Esame Veisiejuose ir 20 km nuo Lazdijų. Čia buvo suėmęs Smegelis, bet čia prieš tai buvo tokia nebloga atkarpa, kažkokia įdomi važiuoti. Tai va, kai yra džiaugsmas ir aistra vairavimui, tai gera kelio atkarpa, bet prablaško net ir miegus ir viską, ir įdomumas, ir džiaugsmas. Ir šiaip tada tu per kairį petį, bet mocas labai gerai žiūriu, žinai. Nu čia nuvažiavau. Čia ne visai vietinis, tai galiu biškį ne ten nusukti, reik pasitikslinti. Tai va, tai žodžiu, mocas labai smagiai dirba. Taip, užtikrintai, maloniai, tai tas labai džiugina. Lazdijuose darysim biškį sustojimą, jau manau norėsis ir kavos ir dešrainę, nes bus šiek tiek po 10, tai turint omeny, kad kai 4 kėlusis, tai jau 6 valandas atdirbu, tai jeigu 6. Nu va, atvykom į Lazdijus. Nu ką, dešrainį ir kavos gal? Jau reiktų, nes aš irgi važiavau ir galvoju, jau reiktų. Nu.
Jo, tai vat reikia biškį tokį jau pasidaryti refreshinimąsi. Nes, žinai, šiaip paėmus mes jau apie 6 valandas aktyvus, tai yra reikalų. Gerai, varysim dešrainio. Tai žodžiu, taip vat atrodo Lazdijų centras, Rotušės aikštė. Žodžiu, nuotaikos pagerėjo. Statoilę gavom klasikinį senovinį submariną, kavos, toks atsigavimas atėjo, dabar važiuosiu neš pirmas, Paulius pirmas ves, tai aš nusiteikęs pačilint, oldschoolinių metodų, aš toks oldschoolinis žmogus, prisijungiau muziką į šalmą, oldschoolinį hip-hopo kanaliuką, vadinasi, pareklamuosiu, Hip-Hop Wastelands, gero stiliaus, ne tą kažkokį mumble šūdą, o tokį normalų su skoniu repuką duoda. Tai visiems tikrai, kas paklauso tokios muzikos, rekomenduočiau, nes šiaip, toks perliukas tos scenos. Tai žodžiu, nusiteikęs pačilint, galvot nereiks, reiks važiuot paskui. Paulius sakant, nuvažiavom 3-4-1 kilometro nuo bazės, tai ne kažką, bet šiaip iš tiesų, kas blogai. Jaučiasi, kad jau pavažiavę konkrečiai, tai iš savijautos. Nežinau, aš norėjau jaustis panašiai taip nuvažiavęs pusę maršruto. O grubiai 3 pm, tai kiek čia yra? 3 pm. Realiai ketvirtadalio neįrai tam. Prošvaistės tokios miglotos. Dabar yra 11 valandą dienos, o mes pusės, kokią pačią pusę šnekėt, nes ketvirtadalio neįraitam, tai nežinau. O kas liečia važiavimą, žinokit, nesivelkam, bet kai yra miestelis, ten 50, nevažiuosi 150 per miestelį. Tai nenori, sektoriniai dar tie, norisi ir pamiršt sustot, ten nevarysi pro klešnę savo, tai žodžiu, žiūrėsim, kaip seksis toliau, bet nuotaikas neblogas, tiek mano, tiek Paulius, savijautos labai produktyvios darbinės, tai viskas normaliai. Žodžiu, aš čilinu su savo muzikytę, žiūrėsim, kaip čia kas čia bus. Judam, Paulius matosi išgeria geros kavos, nes toks pusiau speedrunas gaunasi. Vietam neblogai pakaitinom. Žodžiu, tempas toksai sporto renginis jau, kaip priklauso pagal nuomonę. Aišku, čia kalba nedaug, bet jūs pagalvokit, kokiais šunkeliais ir kiek laiko tai pastoviai, tai tada tai yra jau ne taip kaip mažai. Žodžiu, labai smagus važiavimas.
tokio ilgio važiavimui, tai tikrai eitumėm neblogai. O dabar važiuojam į Vištytį, į Lietuvos kontrabandos ežerą numeris 1. Tai va, žodžiu, varom.